areštuoti, supranti ką? Pabandyk, ką tu prokuroro sankcijai, parodykit. Jūs negąsdinkit viešą vietą, gatvėje jūs esat. Mes atvažiavom, jūs esat gatvėje dabar. Ko jūs gąsdinat čia, ko jūs grasinat? Kokioj teritorijai? Mes gatvėje, jūs puolat mum į akis. Kokią teisę jūs turit puldinėti mūsų? Kokius jūs galiotinius? Mes norim laukia dokumentų pasimti jūsų gyventojas. Kodėl jūs netiduodat? Tai prašau atiduoti jam. O ką jūs man nurodinėjat? O kodėl jūs gąsdinat? Ko jūs čia varinėjat? Va žmogus įsigandęs. Matot, kad įsigandęs jisai? Jis bijo jūsų. Pasižiūrėkit, nematot? Ką jūs šypsotės? Palauk, esi čia. Atneš čia. Neikit trobą. Tai dar tavite prigrasins. Kestai, neik vidon. Kestai. Ateik čia, tegu atneša. Neik į vidų, tai tave dar vėl paklubdis. Atvykę esame pas Kęsto šeimininkus, kurie tikrai agresyviai elgėsi, apriboja jam laisvę, atėmė dokumentus, banko kortelę, naudojasi jo pinigais, įrengė savo ūkiniam pastate kambarėlį, įtankį apvagina ir panašiai. Štai jis ateina, vėl varinėja į gatvę, draudžia mum gatvėj netgi būti, elgėsi agresyviai. Palaukit, neišvažiuokit biškį, tu atvažiuoji galiuoti. Na, jūs mum nenurudinėkit, kiek važiuot, kiek nevažiuot. Alvedai, nufilmuok, kad į rankas jam atidavė. Parodyk, ką turi rankose. Parodyk kortelę, apversk. Apversk kitą pusę. Kitą pusę. Atnešė Saulius kortelę, dokumentai radosi pas jį, PIN kodas ir visa kita. Mes paskui patikrinsim tuos davinius. Sutikrinsime su jų. Gerai, galim sėsti važiuoti. Galim sėsti važiuoti, mums daugiau iš šito nereikia, nes žmogus neįsileidžia į teritoriją, nenori bendrauti, todėl mes išvykstame.